Tai mes skubam, viskas. Kaip yra faina keliauti visiškai kitų būdų, negu šiaip automobilio, ne? Tai aišku, mes jau pravažinėjom su troleibusu prasivažiavom ir dabar atkeliavom į raketą. Legendinė raketa. Tai mes spėjom, mes jau esam raketoj. Klausykite tą. Tu žinojai, dabar labai skatina pramoginių ir krovininių laivų visą laivybą. Fantastika. O? Dabar jau... Kaip manai, ar mes esam pramoginiam ar krovininiam laive? Mes esam pramoginiam. Mes esam pramoginiam laive. Bet mes esam kroviniai. Jo, aš žinok taip džiaugiuosi, kad mes suspėjom, jau galvojom bus šakės. O žinai, kas bus su tais krovininiais laivais? Aš čia prisirankiau visokių faktų, žinok. Gerai, papasakok man. Akivaizdu, sumažės tarša. Taip. Labai daug visko galima pervežti. Toksai fun factas. Viena krovininė barža spėk kiek sunkvežimių. 40. Rimtai? Wow! 40. Iš kur tu žinojai? Spėjau. O aš tai net nežinojau, kad yra toksai plaukimas iš Kauno į Nidą. Aš irgi nežinau, pirmą kartą. Bet tikrai nuoširdžiai nežinojau. Aš irgi nežinojau. Sėdim raketoj. Galvos išpūstos, atsipalaidavusios. Jo, ir dabar šnekam, kokia tai iš tiesų yra neatrasta ir labai faina pramoga ir atrakcija. Raketa. Ne, vat keliauti kažkaip kitaip. Nuo Kauno iki Nidos. Taigi visi Kaunas Nida tą plentą šlifuoja ir viskas. O tu žiūrėk, vat kokiais vaizdais gali keliauti. Ir aš negaliu atitraukti akių, nes iš tikrųjų kokie vaizdai yra ir tokie įdomus visokie dalykai, ten matyti tokie akmeniniai įsikišę, tokie akmenų supilti kažkokie, tai kaip vadinasi? Bunos. Ar jūs žinot, kas yra bunos? Ar tu žinai? Aš žinau, va, žiūrėk pro langą, pažiūrėk, štai vieną būną, matai? Bunos. Tai yra tokie... Kaip hamburgeris? Ne. Šiaip tai jo. Toksai kaip, kaip upės hotdogas iš akmenų. Taip. Ir jisai skirtas tam, Taip. Kad reguliuoti upės vagą. Aš tai žinau, kad jas dabar rekonstruoja kažkokiuose tai taškuose, daro rekonstrukcijas, nes tokiu būdu gali plaukioti tie krovininiai laivai, ne? Nu va. Bunos yra jėga. Mes už bunas. Bunas dabar rekonstruoja, jos reguliuoja upės vagą, upės vaga bus gera, vandens lygis tinkamas ir... Pažiūrėk, bet čia realiai buvo būna. Būna. Ir tada, kai būna sureguliuoja upės vagą, per tą vagą keliauja daug krovininių laivų. Kaip būtų kietai iš tikrųjų, jeigu įsivaizduoji, Nemunas pasidarytų toksai, gerai įdarbintas, ties šituo aspektu. Nu ką, viskas jau beveik atkeliavo. Nu ką, Ineta, pasakok, kur mes čia esam? Mes jau esam Nidoj. Kaip fantastiškai, tiesiog aš žiūriu, mes čia Kaune, čia trupučiuką paplaukėm ir čia mes Nidoj. Ta prasme. Tai yra neįtikėtina. Be mašinos, be autobuso, be traukinio. Mes esam vandeniu atkeliavę į Nidą iš Kauno. Ir kas fainiausia, kad kelionės pabaigoje kapitonas netgi leido čia ateiti į patį valdymo centrą, iš kurio jisai valdo visą šitą raketą. Aš žinok, sužinojau, kodėl jinai yra raketa. Kodėl? Nes jinai skrieja virš vandens realiai. Virš vandens ant tų sparnų. Ir dėl to kitus panašaus pobūdžio laivus lenkia greičiu. Nes šita kelionė, šita kelionė dėl to ir yra nuo Kauno iki Nidos 3,5 valandos. Taip. Kelto laukti nereikia, nieko laukti nereikia. Super aptarnavimas ir esam čia. Ir galima pavalgyti, galima išgerti.
Ir girdi, va, Nidoje muzika kokia gera groja.